Rokai, kaip galėtum apibūdinti varžybas? Koks būtų tavo bendras komentaras? Rungtynės sunkios, ką rodo ir rezultatas. Nesitikėjom, aišku, buvom nusiteikę kovai kur kas rimtesniai, sunkus pirmas kėlinys, sunkiai įsivažiavom, neišpildėm trenerio išstatytų užduočių, nežinau, sunku paaiškinti. Šiandien prie komandos vėl prisijungė Laisvydas Kudrevičius, kuris nežaidė nuo sezono pradžios. Kaip jam sekėsi šiandien varžybose ir apskritai, kada jis prisijungė treniruotėse? Tai visų pirma pasidžiaugsiu, kad Laisvydas grįžo. Mums labai svarbi puolėjų grandis. Nesam ta komanda, kuri kol kas muša daug įvarčių sezone. Tai labai tikimės, kad Laisvydas prisidės svariai prie šito indėlio. Ir progresuosim šitų klausimų. Aišku, pirmos rungtynės po pertraukos jam žinoma buvo sunku, bet Laisvydas dirba individualiai su fizinio rengimo specialistų Kotryna, tai prasme, tikrai daug darbo įdeda tam, kad greičiau grįžti į komandą. Ir kitos rungtynės bus jau mažiau nei už savaitės Kaune, su komanda, su kuria jūs sužaidėt lygiosiam po 3 kėlinių ir išėjote į pratęsimą. Tai galbūt čia ir būtų galima tikėtis tos pirmos pergalės? Na, mes fokusuojamės, aišku, kiekvienas rungtynės tos pergalės, esam ištroškę. Žiūrim, kur galim užsikabinti taškus, skaudus savaitgalis, kur turėjom rungtynes prieš Rygą, nepavyko išsikovoti to bent jau taško. Tai Kaunas, aišku, žiūrim labai rimtai, ruošiamės ir žiūrėsim, eisim kovoti. Ačiū. Ačiū.